Pasirodo, kad daugiabutyje, kuriame gyvena daug pensininkų, vyksta varžybos. Kas vėliau atsisuks karštą vandenį? Pirmieji moka už šaltą nubėgimą. Bet tikrai čia taip yra. Sporto žiniuose pranešė, kad Ronaldo šiais metais iškovojo visus įmanomus apdovanojimus. Bet vis tiek vieno negavo, tai Oskaro už vaidybą. Geras pastebėjimas. Žodžiu, draugelį, du sėdi vienas pas kitas svečiuose. Vienas sako, klausyk, tu gali man paaiškinti, kodėl pas tave ant teliko ekrano tiek daug mūsų, žiūrėk, sako, plipusios tiesiog, kas čia yra, sakau, nesupratau. Sako, ne, čia nieko tokio, čia jos televizorių žiūri. Kaip svarbu, sako, televizorių žiūri. Nu, sako, kad šarodo. Remigijau, mes tai su žmona, nusprendėm neturėti vaikų, žinok. Nu, pridėsiu, vaikai tai sureagavo gana skaudžiai. Skambina bosas, sekretorė, sako, per silpną kavą padarėjai. Tad bėga, sako, kaip su... Nu, tai per silpna kava, nu, tai kiek aš tave galiu mokyt? Ką žinau, sako, direktoriui, taigi dėjau 4 šaukštelius kavos, nu, tai normaliai. Nu, tai aš ne apie tai, konjako neįpyliai. Vaistinėje. Moteriškė vaistininkų, sako. Sakykite, ką patartumėt vyrui? Širdies lašų ar validolio geriau? Nu, vaistininkas, o kokia diagnozė? Paprastai, žinokit, bateliai. Žiauriai nerealūs bateliai už 500 eurų. Bičiukas pasakoja, sako, klausykit, aš nuo mažų dienų, kas bebūtų, koks šaltis, ar 10, ar 15, ar 30, aš niekad nesimaunu kepurės. A, mane su kepurė nepamatys, aš jau toks žmogus. Man gali būti pūgos, vėjai, šlapdriba, aš visada be kepurės, supranti? Ir ką, ir aš neatsimenu, kada paskutinį kartą būčiau sirgęs. Vienas sako, nu jo, sako, būtum nešiojęs kepurę, atsimintum. Keletą kalėdinių. Ho, iki kalėdų liko 100 eurų ir komunaliniai dar nesumokėti, nu? Buitiškas toks. Dar turim? Ne. O tada paskutinis. Žinokit, nesuprantu, nu kiekvieną rytą plaunu kojas, o baklodė kaip juoda, taip juoda. Sena išmintis. Ačiū Jums už pagalbą.